Sveiki, šio video tikslas yra parodyti, kaip rašyti unit testus. Parašysim unit testą service klasiai. Service klasė, kuri kviečia repozitoriją. Pasirinksim, tarkim, list course service. Tam plus pasinaudosim minimaliai EasyTDD. EasyTDD galite įsidiegti, tai papildomas extensionas, kuris padeda šiek tiek automatizuoja darbą, tai jį galima susirasti tiesiog per extensions ir susiradęs turi būti įdiegtas. Neįdiegus, čia bus mygtukas download, parsisiuntus reikės uždaryti Visual Studio. Uždarius Visual Studio automatiškai prasidės diegimas, iš naujo atsidarysit savo solution ir jau turėsit šitą įskiepį. Papildomai, ką verta žinoti dar, prie solutiono įsidiegus EasyTDD automatiškai atsiras konfiguracinis failas. Tai atsiras automatiškai konfiguracinis failas, kuriame bus visi nustatymai būtent EasyTDD. Tuo aš surasiu, kur tas daiktas randasi. Tai jis rasis prie solutiono, kur yra solutionas ir EasyTDD. Jis beje yra hidden by default. Jeigu norite matyti nepaslėptus, tai turite per File Explorer langą pasirinkti View, Show, Hidden Items, turi būti uždėta varnelė, kad matytumėt. Tai ten viduje galima nueiti, yra pagrindinis failas settingo, kur jei kažką reikėtų pasikonfigūruoti, galima pasikonfigūruoti, kas liečia EasyTDD. Taip, iš šitos pusės daugiau mums reikalingas projektas, testo projektas Business Logic Tests. Labai svarbu pavadinti labai tiksliai pavadinimą, jeigu jūs netaip užvadinsit, viskas. Ta prasme, jums negeneruos testo automatiškai tą projektą, todėl projekto pavadinimas turi sutapti su testuojamo projekto pavadinimu. Tai mes testuojame Business Logic, jis turi taip tiksliai ir vadinasi Business Logic .tests. Tai tas pradžia pavadinimo turi sutapti labai tiksliai. Jei nesutaps, generuoti testų negalėsite šitą projektą. Tai va, turim Business Logic Tests, unit test failą pašalina, delete, ir galime jau generuoti testą, nueinam į klasę, kurią norim generuoti, spaudžiam Ctrl taškas, generate test ir automatiškai turime testą, Business Logic Test projekte, turime testą list course service tests. Čia kol kas raudona, bet to ištaisysis, bet pradinę infrastruktūrą turim. Mums sugeneravo testo atributo, testo klasės pavadinimą, įdėjo lauką, parametrą, kurį mes naudosim visuose testuose. Toliau sukūrė test initialize dalį, kur test initialize yra paleidžiamas prieš kiekvieną testą. Toliau sukūrė pirmą testą, kuris tikrina parametrą, ar parametras yra teisingas. Tai šiuo atveju mes jau neturime įsidėję validaciją, ar parametras yra nulas, jei nulas mesim argument null exception. Taip pat pirmą testą galime ir pasitaisyti pagal save. Čia vadinasi call async throws argument pasitaisom null exception. When parameter is not valid, o is null. Dar atkreipiu dėmesį, čia yra tikrinimui apskritai patikrinimui testo rezultatų yra naudojamas Fluent Assertion, yra toksai Fluent Assertion nugget packages, jį galima įsidiegti ir naudoti Fluent Assertion, bet mes nenaudosime jo čia kol kas dar. Tai šitą dalį tikrinimą panaikinsim, paprastai kviesime mūsų metodą call async ir šiuo atveju naudosim seną tradicinį būdą, expected exception, skliausteliuose type of argument null argument exception. O taip pat testas neturi pas mus parametro, tik parametrą išmetam. Yra testas be parametro ir visas mūsų testukas. Toliau kitas yra metodas, jau sukurtas call async, jis yra privatus,
jį mes visuose testuose ir kviesim. Ką šitas metodas daro? Tai daro tą, ką turėtų daryti visi testai, tai kad kuo testai būtų mažesni. Tai mes šitame teste sukūrėme servisą, kviečia metodą create, šitas metodas yra čia, sukuria list course service, dar turim prisidėti dependencies ir įsidiegti mokų, nes mums reikės, tai tuoj pasidarysim. Tai realiai šitas metodas sukuria servisą, tą servisą naudoju, kad iškviečiau call async metodą. Tai tas call async metodas sako, kviečiu call async metodą. Tai visuose testuose jį ir naudosim. Ir jis grąžina rezultatą lygiai tą patį, ką jūsų servisas grąžina realiai. Tai va, čia toks įvrapintas logika, kuri kartotųsi per kiekvieną testą ir šitokiu būdu sumažinu kodą testuose pačiuose. Tai dabar prisidėkim trūkstamus dependencies, add project references. Mums bus reikalinga business logico, nes tenais yra patį jį testuojam, ir data access, nes yra repozitorija ir entity. Tai šitos įsidėjo ir dar papildomai reikia šitą projektą įsidėkti manage NuGet packages, mokų NuGet package. Mokų. Install. Nu va, čia dar raudonuoja, nes jam reikia paduoti konstruktorių repozitoriją, kaip matote, repozitorių, tai kol kas aš galiu nieko nepaduoti, ne? Nulas. Taip, dar čia sutvarkom, kad prieš kiekvieną testą mes sukursim iš naują parametrą, new list parameter, kurio limitas bus uždėtas 10. O čia priskirsim tiesiog 0 šitame teste, nes mes ir tikrinam, jeigu parametras 0, mes tikimės exception. Tai šitą testą jau galim testuoti. Dar išmeskime, ko nereikia, prigeneruota. Nu va, viskas. Šitą galima runint. Taip, neraninu. Gal subildinti reikėjo. Nu, subildinu, paraninu. Realiai jau paraninu. Praėjo. Turėtų paraninti ir yra žalias testas. Dar sykį. Viskas gerai. Taip, dabar mums reikalingas kitas, žiūrim į savo servisą ir einam toliau žingsniuką. Kitas žingsniukas yra, kad mes kviečiam course repozitoriją. Tai mes turim patikrinti, ar ta course repozitorija yra kviečiama vieną kartą ir būtent paduodamas parametras iš parameterio, būtent šitas paduodamas, ne kažkas kitas, nes aš galiu ranką įrašyti. Ir, pavyzdžiui, šitas parameteris iš vis tada taps useless, nereikalingas niekam, nes aš čia ranką įrašiau. Ir man reikia ištestuoti, kad kažkas čia nepakeistų ranką neįrašyto, visada būtų naudojamas iš čia. Tai pirmiausia, kadangi rašome unit testą, o unit testo tikslas yra būtent šito metodo testavimas, nelendant gilyn, tai repozitoriją mes pasidarysim fakinę. Tam mes susikursim atskirą metodą, aš rekomenduoju daryti atskirą metodą fakiniai repozitorijai, kuri grąžins mokintą iRepository. Ir šiuo atveju mes, kadangi kursus testuojam, tai course, ne DTO, entity, nes ir čia pavadinsiu create and setup course repository. Tai vadiname course, pavadinsiu mock, lygu new mock, paduodame iRepository ir čia bus course, iRepository course ir jo, čia sukuriam naują, toliau yra setupas mock, setup
Beje, čia galime iš naujos eilutės rašyti setup. Setup. Lambda išraiška naudojama, x, tarkim. Ir čia pasirinkam, kurį metodą setupinsim. Šitam teste mums reikalingas tik tais listas in, tai jį ir setupinam. Ir tada čia sudedam, ką mes susetupinam, mes pasakom, ką mes paduosime, ar ne? Mes realiai paduosime bet ką jis gali priimti. Tai jeigu nueisim į iRepository, turim visus tuos tipus, ką mes galim paduoti. Tuos pačius tipus, ne be kintamojo, tik tipą mes galim nusikopijuoti. Apie pirmą nusikopijuojam. Copy. Ne? Bet tipą. Tik tais tipą. Pats tipas. Be kintamojo. Ir mes čia pasakom, kad galima paduoti bet ką. It is any. Tokia struktūra apsirašo setup'e. Ir pasakom, tuose mažiau daugiau skliaustukose įrašom kopijuojam tą tipą. Sakom, kad galima paduoti bet ką iš šito tipo, kurio ir tikisi. Tada kitas. Beje, čia t-entity, tai t-entity turiu pakeisti į tai, su kuo dirbu. Kadangi su course dirbu, tai pakeičiu tik tais į course. Toliau kitas yra it is any. Vėl ta pati struktūra. Ir iš karto galiu trečią, nes 3 reikia. It is any. Čia vienas iš būdų. Tai antrą irgi pasikopinu iš čia visą iki kintamojo. Kintamasis yra include. Įsidedu čia. Vietoj entities tik tai susidedu tą konkretų tipą. Ir čia kas liko, limitas yra intas, tai intą ir įrašau toks, koks ten yra. Viskas setupas padarytas ir dabar pasakau tik tais, kad bet ką padavus, by default man kažką grąžins, kažkokį tai sąrašą. Tai man čia reikia įsidėti tą sąrašą. Beje, kadangi tai yra metodai yra asinchroniniai, tai čia yra async, returns async. Man kažką reikia įrašyti. Aš galiu tam turėti atskirą, netgi sukurti lauką. Private, ką čia mums grąžins? Grąžins kursų listą. List course. Ir pavadinti, kad būtų aišku iš testo perspektyvos, kad tai yra repository result. Aš tai pavadinsiu, kad būtų aišku. Tai yra repozitorijos rezultatas. Ir tą repozitorijos rezultatą čia įrašysiu. Aš čia. Nu va. Ir grąžinam return mock. Tai va, gražiai turiu atskirame metode setupą. Ir tą setupą aš panaudosiu vieną kartą. Toliau turim rezultą. Mes jo dar nesukūrėm. Dar pasidarykim čia atskirą lauką, kad galėtumėm naudoti šitą repozitorijos mock. Tai mock iRepository ir čia bus course. Ir pavadinsiu course repository. Nu va, turim laukus, kuriuos mes galim dabar setupinti. Setupą darysim initialize, kad visame teste, visuose testuose galėtumėm naudotis. Tai pirmiausia, setupinam rezultatą. Repository result. New list course, čia galim kelis kursus įdėti. New course. Koks nors ID lygu 1. Pažiūrim, ką čia turim. Čia yra su konstruktorium, tai taip ir darykim. 1. Title pirma eina, ne? C#. Kaina tokia. Valandos taip. Description. Test description. ID 1. Created at. Galim naudoti
Datetime. Now. Nu ir galim porą tokių įdėti, kad ne vienas būtų. Kitą pakeičiam. Truputį. Čia testiniai duomenys, tokie gali būti grubus. Nors 2. Čia 2. Nu va. Tai mūsų repozitorija grąžins va tai. Ir aš tai užsetinu čia. Dabar dar reikia tą metodą panaudoti. Tai yra tą lauką course repository irgi initializo metu užsetinti. Course repository. Setupinti. Man nereikia iš naujo setupinti. Tai aš pasinaudosiu create and setup course repository, kuris grąžina mock. Ai, beje, jis vadinasi tik tais būtinai mock naudoti. Mock ir čia naudoti mock. Na va, pradžia paruošta yra. Dabar galiu kepti pačius testukus. Ir kitas testas gali patikrinti, ar repozitorija yra pakviesta. Gali vadintis public async task calls repository once. Vieną kartą kviečiam. Čia galim pasirašyti arrange act cert. Arrange mes nieko neturim, nes viską pasiruošim test initialize. Jis automatiškai kviečiamas. Mums reikia kviesti patį metodą call async. Call async. O čia tik tais asserto dalyje patikrinti, ar repozitorija course repository mock yra kviečiama bent vieną kartą. Verify. Kuris metodas? List async. Čia, čia irgi įdedam, ką mes paduodam, kad paduodam null ir tai, kas ateina iš parametro. Galim net rašyti, naudotis tuo parametru, parameter limit. Tarsi pasakom, kad būtent iš čia turi ateiti. Jeigu bus kas nors kitaip, failins testas, tai toj parodysiu. Tai šitas, test class parašiau, atributą test method turi būti. Test method. Ir dar galima patikrinti, ar daugiau jokių kitų kvietimų nebuvo listas sync. Apskritai repozitorijos kvietimų ar nebuvo. Tai yra toksai verify no other calls. Tai va šitas testas patikrina, ar buvo kviesta repozitorija, ar nebuvo kartais neteisingais parametrais paduota ir panašiai. Run. Ir plus patikrinu ar vieną kartą. Testas turėtų praeiti. Bandysiu iš naujo paleisti. Jo, praėjo. Ne, nepraeina kažkodėl. Kažkaip keistai veikia, to jūs rebuildą padarysiu. Test method, nu viskas gerai, turėtų eiti. Nu va, repildino, dabar bandysiu paleisti. O, dabar būdu leidžiasi. Jo, kažkaip pats nepavyko, kažkas negerai yra. Toj galim pasižiūrėti, kas yra negerai. Sako object reference not set to instance of object. Ok, tai dabar aiškintis, kur yra bėda. Object reference kažkur nulas yra. Tai galima debugintis. Va šitoje vietoje užsidedam breakpointą ir spaudžiam debug test. Debug test. Kažkaip vangiai labai veikia.
kodėl jis nedebugina. Įdomiai. Pabandysiu aš restartuot gal tada solutioną patį. Ok, iš naujo paleidau solutioną, pakibęs buvo, tai dabar jau dabar debuginasi. Tai kaip ten sako, kai yra problemos, supportas visada klausia, ar bandyti išjungti ir vėl įjungti. Tai leidžiant debugą ir jeigu meta kažkokią klaidą, exceptioną nesu testo tikrinimu susiję, tai visada tiesiog paleiskit debug ir debugas automatiškai aptiks klaidą, exceptioną, kurioje vietoje meta. Tai šitoje vietoje man meta šitoj vietoje list core service ir dabar tai galima susirasti, kodėl tas exceptionas. Aš jau žinau, tai core repository pas mus yra nulas. Kodėl jis yra nulas? Todėl, kad aš jį pats paduodu čia nulą, matot, kai kurių list core service aš paduodu nulą, dėl to jis yra nulas. Nors mes ir kūrėme core repository, tai aš turiu jį paduoti dar. Taip, kur čia buvo core repository mock. Aš jį paduodu vietoj nulą čia. Ir čia būtinai object. Object tai reiškia tas fakinis objektas pats. Na ir va, dabar galiu testuoti jau. Dabar run paleisiu, jeigu dar neveiks, dar padebuginsiu. Ir po to dar vieną testuką sukursim. Patikrinsim, ar rezultatai iš pačio serviso yra rezultatai iš būtent repozitorijos. Ne kažkokie kiti fakiniai. Taip, tai test method. Public async task, pavadinsiu tarkim list result is result from repository. Ta prasme, visi duomenys yra iš pačios repozitorijos. Tenais vyksta service ar ne, mes gaunam iš repozitorijos rezultatus ir darom, čia yra dar konvertavimas. Konvertavimas yra, bet naudoja metodą konvertavimo. Bet tik rezultatai yra tie patys, tai aš galiu sutikrinti visus. Tai list result is result from repository. Nesvarbu, kad pakonvertuoti į DTO. Tai čia bus arrange mes neturim, act neturim ir assert turėsim. Tai čia aišku mums jau bus reikalingas rezultatas, nes result lygu await call async ir asserto dalyje mes tikrinam ar atitinka pas mus tai, ko tikimės. Šiaip yra toksai collection assert, bet tipai gal, nes are equal, bandykime are equal. Yra dvi kolekcijos, pabandykim palyginti. Expected, tai aš tikiuosi, iš tikrųjų ką grąžino. Ne, čia vis dėlto tipais nesutampa, tai aš negalėsiu collection assert. Tai man reikėtų kiekvieną tikrinti. Pavyzdžiui, assert are equal. Tikiuosi, kad kas bus grąžintas, kad vienas tikrasis result ID. Result data ID. Data. Pas mus data yra šitas objektas. Tai va. Jo, teisingai, rezultatas yra, mes grąžinam šitą result. Rezultatas result ir taip. Čia kursas, data kursas. Rezultat. Žiūrim, data. Pasitikrinu. Viskas gerai.
viską čia žino, viską gerai dariau. Taip, assert are equal, tai aš tikiuosi, kad bus vienas ID, tada imu iš rezultato datą ir data yra listas, tai nulinis elementas ID. Ir galiu visus taip pratikrinti. Pim. Taip, toliau bus kas iš eilės C#. Result data, ne ID, o title. Toliau, kas dar yra? Kaina. Result price. Toliau, kas yra po kainos? Descriptionas. Tas DKR. Kitas bus description. Ir čia bus descriptioną tikrinu. Toliau laiko netikrinsiu, nes nebent reikėtų atskirai kažkokį providerį naudoti, nes laiko neina patikrinti kūrimo metu. Nebent aš tikslų įrašyčiau čia kurdamas. Ne datetime now, o nurodyčiau koks nors new datetime ir taip toliau, bet nėra tikslo čia jo tikrinti. Bet galite, aišku, tikrinti, jei norite. Tai laiko netikrinsim, visa kita yra ok. Ir dabar tik tais dar, kadangi 2 mes turim patikrinti, tai copy paste, kitas bus C#, webas, čia bus 1000, čia description 2, man atrodo, taip aš pavadinau, taip 2, tik be tarpelio. Ir čia visur eina antras, vienas. Nu, žiūrim, iš pirmo karto pavyko man setupinti testą. Pavyko. Visi 3 testai žali. Dar ką čia papildomai galima patikrinti, ar rezultatas, grąžina, pavyzdžiui, kodą 200. Assert are equal, pavyzdžiui, 200. Tikimės 200, result status. Prieš tai galim patikrinti. Nu, va taip maždaug, čia toks paprastas testas, tai aišku, tinkamai, jeigu ilgesnis metodas, daugiau ir testų bus. Tai po žingsniuką ir testuojam iki galo. Pagrindinis gal toks sudėtingesnis tas setupas. Ką aš paduosiu, ką tikiuosi gauti. Tai viskas su testu tiek.